Pačius baigtinius elementus esat girdėję. Metodas yra naudojamas spręsti konstrukcijų uždaviniams ir ne tik. Atsparumą, sakykime, turime kažkokią tai pasidarę geometrinį modelį su programa kaip SolidWorks, Inventorius. Tada dažniausiai mes turime atlikti tam tikrą modifikavimą modelio, ta prasme mes supaprastinimus atliekam, jeigu ten, sakykime, užapalinimai ir visi kiti neesminiai dalykai yra mažesni negu, kad, sakykime, baigtinio elemento dydis, tai natūraliai mes turėtume jos iš karto pabandyti pašalinti. Būtų greičiau, sakykime, ir suskaičiuota ir atsakymas būtų turbūt tikslesnis ir tinklas baigtinio elemento atrodytų šiek tiek, sakykime, tvarkingesnis. Na, kai jau turim supaprastintą modelį, mes tada, sakykime, priskiriam jam apkrovas ir ten įtvirtinimus, medžiagą nurodom, visą tai jau žinote. Ir tai jau skaitosi, kad mes paruošiam kažkokį tai matematinį modelį skaičiavimams. Aišku, pačiam metode norėčiau pasakyti, kad visą laiką, kai yra generuojamas baigtinio elementų tinklas, tai mazgai yra, artimiausi mazgai visą laiką dedami ant briaunų, ant paviršiaus ir taip toliau. Ir tada, kai už to, sakykime, priskiriamos apkrovos, įtvirtinimų ir taip toliau, tai visi tie mazgai, kurie buvo pažymėti ant paviršiaus, jeigu buvo įtvirtintas, tai visi mazgai esantis ant paviršiaus tampa įtvirtinti. Arba jeigu uždėjom apkrovą ant briaunos, tai visi mazgai, kurie, sakykime, yra ant tos briaunos, tampa apkrauti. Ir ta apkrova išdalinama tolygiai. Kiekvienam mazgui, tai suskaičiuoja mazgų skaičių, dalina iš tų, sakykime, apkrovą iš mazgų skaičiaus ir gaunasi apkrovos dydis vienam mazgui. Na ir baigtinio elementų modelis jau tada, kai mes sugeneruojam tinkliuką, turim visas kraštinės apkrovas, kontaktus nurodytus ir taip toliau, tai baigtinio elementų modelis ir paskui mes atliekame skaičiavimus. Jeigu mes bet ką ten įsidėsime, jeigu mes neteisingai įvertinsim kažką tai tokio, tai ir atsakymą mes gausim neteisingą. Ir čia yra tas vienas pavojus, kad dažniausiai būna taip, kad mes skaičiuoti vis tiek suskaičiuojam, bet įvertinti mes turim, sakykime, patys ar tai logiškai. Dėl to yra būtina arba rekomenduotina atlikti kažkokį tai modelio patikrinimą. Tai reiškia, mes turime arba atlikti verifikavimą savo modelio, tai reiškia kažkokį paprastą susikūrę modeliuką, labai panašių matmenų iš pačios medžiagos ir kažkas tai tokio ir pasižiūrime, kokios eilės rankiniu būdu suskaičiavus gaunasi atsakymai ir mes turim tos pačius ar ne skaičius. Nes ir patys sakėt, kad netgi galima, sakykime, Tomas sakė, kad iš viso ten suskaičiuoji, gali su solidu pasitikrinti ir pažiūrėti, ar viskas tvarkoja, netgi taip atvirkščias variantas. Ir kitas variantas yra eksperimentiniai, tai yra lyginamas su eksperimentiniais rezultatais, tai yra vadinama validavimo. Na ir tada čia daugiau, sakykime, dar patys elementai, jie turi integravimo taškus, vadinamus Gauso taškus, kuriuose skaičiuojami įtempiai. Tada pagal tas gautas reikšmės interpoliuojamos reikšmės į mazgus ir, pavyzdžiui, iš šitų, skaitykime, 3 skaičių šitam tikrambiam elemente gautų, apskaičiuojami įprastai mazguose, tai reiškia interpoliuojant tarp šitų 2, 1, 1,2. Iš šitų skaičių tada interpoliuojam ir gaunam reikšmės mazguose. Mazguose mes turime, iš gretimų elementų turime skirtingas kartais reikšmės. Ir tada tos reikšmės suvidurkintos yra. Ir tos suvidurkintos reikšmės tai yra tos, kurias mes matome ekrane spalvotam paveikslėlė, mizės įtempiai, tai yra šitas paveiksliukas, kurį mes čia matome. Iki to, kol sakykime, buvo jie gauti, tai jie buvo, sakykime, taip, čia suskaičiuota, taip reikšmės, tada interpoliuotos į mazgus, mazguose suvidurkintos, jeigu meskas turi daugiau bendrų elementų, ir tada pateiktos ekrane. Kitas būdas yra elementuose, sakykime, pateikinėti įtempius, tai reiškia iš čia 3 reikšmių, Gauso taškuose apskaičiuotų įtempių, tada, sakykime, atliekamas vidurkinimas ir gaunama reikšmė. Ir taip toliau. Tada šitas toksai patvaizdavimas yra diskretinis ir kai žiūri paveiksliuką, tai jis toksai raudonas, ten šalia kažkoks ryškesnis, mažiau ryškesnis, toksai diskretinis. Čia yra tolygus pasiskirstimas tų rezultatų ir taip toliau. Bet aišku, mes matome, kad jeigu mes turime, sakykime, didelius baigtinius elementus, tai natūralu, kad, sakykime, tie įtempiai Gauso taškuose skiriasi iš esmės. Ir tada, kai interpoliuojame, tai šitos reikšmės, jos irgi būna pakankamai skirtingos. Ir kai jos suvidurkintos yra, tai ta prasme, tas gaunasi kuo didesnis tinklas baigtinių elementų, tuo įtempiai mažesni realiai, nes mes pasiemame iš kažkur tai toliau įtempius, kurie, sakykime, yra, tarkim, netės koncentracijos vieta mažesni ir tada jie mums duoda rezultatą tokį, kuris leidžia sumažinti įtempius. Patys elementai tai yra
skirtingų tipų, yra solid tipo elementai, yra kevaliniai elementai, yra beam elementai. Priklausomai nuo konstrukcijos mes pasirinkam skirtingus elementus. Aišku, rekomenduotina, kad, pavyzdžiui, jeigu elementas yra, tai visi briaunos ilgiai elemento būtų tos pačios eilės, vienodi. Aiškiai, čia yra geras elementas. Šitas yra blogas elementas, nes matome, kad vienos elemento briaunos ilgis yra ženkliai mažesnis už kitus. Ir tada tokie elementai duoda mums neteisingą rezultatą. Netiesinius uždavinius. Visa tai, ką mes sprendėme iki šiol, tai buvo visi uždaviniai linear static analysis ir visur tiesinė priklausomybė tarp įtempių ir deformacijų, tarp jėgos ir poslinkio, tarp jėgos ir apkrovos ir reakcijos jėgų. Tai reiškia, kad dvigubai didesnė jėga, dvigubai didesnė reakcija, dvigubai didesnis poslinkis, dvigubai didesnė įtempė ir taip toliau. Mes jau galim užduoti 1 newtoną ir žinosime, kad prie 100 newtono apkrovos bus 100 kartų visas atsakas didesnis. Tai reiškia, galioja Hooke'o dėsnis ir tiesinė priklausomybė tarp deformacijų ir įtempių. Bet kitas dalykas buvo ir daugiau prielaidų. Tai antra buvo prielaida, kad yra poslinkiai pakankamai maži ir jie nepakeičia konstrukcijos standumo. Tai reiškia, čia antroji prielaida. Ir mes imame deformuotą konstrukciją, žinome matmenis tarp jėgos pridėjimo, žinome standumą konstrukcijos, tai reiškia inercijos momentą, skerspjūvio pagal formą jo, ar mes ją naudojame visam uždavinyje, nežiūrim kokią jėgą pridėsim, ar labai didelę, ar labai mažą. Na, ir kai šitos prielaidų nebegalioja, tai pas mus jau yra netiesinis uždavinys. Tai programoje Solide mes turime tų netiesinių uždavinių, 3 tipus netiesinių uždavinių. Tai pirmas tipas yra geometrinis netiesiškumas. Geometrinis netiesiškumas tai yra tada, kai mes turime, jau sakiau, didelius poslinkius. Viršui klaustukas help, jeigu nueičiau, SolidWorks Simulation, tutorials. Ir čia mes galim surasti visą eilę pavyzdžių. Jie iš tikrųjų tai labai tokie lengvai perprantami, puikiai paaiškinti. Įmama pradžiai plokštelę, jinai čia uždėtas lenkimo momentas. Apie šitą briauną mes matome. Čia dešinės rankos taisyklė, nykštys su smaigaliu sutampa, pirštai parodo, kuria kryptimi bus sukama, tai bus sukama žemyn šitas vamzdis. Na ir čia yra tvirtintas uždavinys, o čia mes matome ženkliuką, kad tai yra netiesinis uždavinys. Kaip atrodo tiesinis uždavinys, aš pasiemu naują studiją, susikurčiau, sakykime, static OK. Ir čia, pamenat, galime kopijuoti medžiagos savybės, su kairiu pelės klavišu paspaudęs laikau, atsinešu į static uždavinį. Pavyzdžiui, medžiagas pernešiau, tvirtinimus pernešiau ir apkrovas pernešiau. Kaip ir viską pernešiau, tai dabar jau mano tos uždavinys kaip ir beveik viskas perkopijuota, išskyrus, kad aš dabar esu static analizai, o prieš tai buvo nonlinear analizė. Ir jeigu aš paspaudžiu run, programa pradeda skaičiuoti, sako, čia yra dideli poslinkiai, apie kuriuos mes tik kalbėjome, aptikti. Ar man spręsti netiesinį uždavinį ir tiesinį? Aš sakau, sprendžiam tiesinį, tai reiškia, spaudžiu netaikyti didelių deformacijų uždavinio. Na ir mano taip atrodo, sakykime, deformuota forma. Na, aišku, čia deformation scale yra 0,03. Tai šitas atstumas yra sumažintas, tai karto, realiai jis būtų žymiai didesnis, palyginant su konstrukcijos matmenimis. Na, jeigu aš dabar, pavyzdžiui, pasimčiau displacement, definition ir paprašyčiau, kad atrodo true scale vietoj 0,03. Ir aš matau, kaip atrodo mano deformuota konstrukcija. Dabar jeigu aš ateinu kitą uždavinį, kuris yra netiesinis uždavinys. Principas netiesinių uždavinių tas, kad jie sprendžia tą uždavinį pažingsniui. Pridėjo šiek tiek apkrovos, perskaičiavo standumą, perskaičiavo apkrovos kryptį, pasižiūri kontaktus, ar yra ar nėra. Tai jeigu aš dabar čia pasižiūrėčiau, kaip atrodo rezultatas, poslinkiai pavyzdžiui, ir jis matys, kad visiškai kitoks. Tai buvo suviniotas į vamzdį šitą plokštelę, veikiamas sukimo momentą, čia deformation scale jau yra vienetas. Tai akivaizdžiai mes matome, kiek gali būti skirtingas rezultatas taikant vieną arba kitą uždavinį. Tai reiškia, vėlgi mes turime apie tai pagalvoti, ar mums verta ar ne tą netiesinį uždavinį spręsti. Nes netiesinis uždavinys iš principo įskaičiuojama žymiai ilgiau, nes ta prasme ta apkrova, jeigu aš jau ateičiau properties, to netiesinio uždavinio, tai yra jisai iteraciniu būdu skaičiuojamas. Laikas yra fiktyvus, ta prasme toksai nuo 0 iki 1, tas 1 tai čia nei sekundė, nei valanda, nei para, bet tiesiog pradinis laiko momentas ir galinis. Tai reiškia visą tą apkrovą, kurią mes užduodame, tai programa įskaido į atskirus žingsniukus ir prideda po truputį. Pirmas žingsnis jos yra, initial time step yra 0,1. Tai jeigu aš ten uždėjau, pavyzdžiui, 80 Nm, pavyzdžiui, tai vadinasi, per pirmą žingsnį buvo uždėti 8 Nm, paskaičiuota, kiek jis deformavosi,
tada perskaičiuotas jo tandumas, tai reiškia pagal formą perskaičiuotas inercijos momentas, perskaičiuos medžiagos savybės, patikrintas kontaktas. Ir paskui, ta prasme, vėl jau su perskaičiuotais parametrais, vėl toliau pridedamas dar papildomas ten 8 Nm momentas ir žiūrimas, kaip jisai vėl deformuosis per sekančius 8 ir taip toliau. Statiniam uždavinį taip nėra, pradžioje yra 0 apkrova ir sekančiam žingsnėje, jau antram žingsnėje yra maksimali apkrova. Tai 80 Nm būtų. Tai čia buvo geometrinis netiesiškumas. Toliau yra, sakykime, medžiagos netiesiškumas. Tai kai yra medžiaga deformuojama tampriai plastiškai, kai medžiaga viršijam takumo įtempius, tada priklausomybė jau nebetampa tiesinė ir tada pirmiausia tai turim aprašytas medžiagos savybės, tą medžiagos tempimo kreivę turim kažkokiu tai būdu aprašyti ir įdėti į programą. Aprašymai yra įvairūs, skirtingai nuo programos, tai ta prasme mes galime, pavyzdžiui, jeigu turime medžiagos tempimo kreivę, štai tokia, čia sigma nuo epsilon priklausomybė, tai čia tamprumo modulis pirmoji dalyje, jos tos uždavinius visą laiką sprendėm iki šiol, tiek rankiniu būdu, tiek su solidu. Ir dabar mes kalbam, kas būna, kai, sakykime, mes viršijam apkrova ant tiek didelė, kad įtempiai medžiagoje atskirose medžiagos taškuose viršijame medžiagos takumo ribą. Na, tai mes turim šitą priklausomybę aprašyti. Ir prašymai yra įvairūs. Jeigu mes turime tokią juodą diagramą, tai pirmas sąlyga, kad neturi jėga mažėti, įtempiai negali mažėti. Tai reiškia, mes va tokio užlinkimo žemyn pasiekus takumo ribą negalime nurodyti programoje, tai to, sakykime, turėtume vengti. Na ir čia mes aprašome tik iki stiprumo ribos. Toliau tas mažėjimas negali būti suvedamas į solidą, nes programa irgi nekonverguos. Tai būdai du, arba taškų masyvų aprašome tas savybės, netiesinėje zonoje, tai reiškia, nurodome daug taškų ir priklausomybės sigma epsilon, arba nurodome dar vieną modulį. Ir visą šitą juodą kreivę mes aproksimuojame kažkokią tai tiesę. Ta tiesė dažniausiai būna tokia, kad eina per medžiagos takumo ribą ir eina per medžiagos stiprumo ribą. Tos du taškus sujungia. Na ir kiek jinai atitinka realybę, tai tas rezultatas tiek čia taip ir mūsų, sakykime, teisingas bus. Bet aišku, mes turim realybėje dar daugiau faktorių, kurie įtakoja mūsų rezultatą. Tai čia solide, tas bilinear modelis, raudonas spalva pažymėtas, dviem tiesiam, arba tiesiog stress strain curve įvesta būna. Ir jeigu dabar aš, pavyzdžiui, pasiėmame uždavinį statiką, ir, pavyzdžiui, noriu kažką tai keisti medžiagose, tai aš ateinu čia apply edit material ir kai aš būnu statikos uždavinyje, pas mane čia yra galimybės tik dvi medžiagos modelių tipos. Tai reiškia tiesinė tampri izotropinė medžiaga, tiesinė tampri ortotropinė medžiaga ir viskas. Daugiau jokių dalykų čia nėra, visur tiesinė priklausomybė prašoma jungo modulių. Jeigu aš pasakau, kad mano uždavinys yra netiesinis, kaip čia, tai čia material, apply edit material, atsiranda jau visa eilė kitų medžiagos modelių arba tipų, kuriuos galėčiau pasirinkti. Ir kai kurie iš jums jau čia, ta prasme, nieko naujo, pavyzdžiui, plasticity for Mises, tai reiškia, kaip plastiškumas medžiagos nustatomas pagal Miseso kriterijų, kada ten įtempiai pereina į plastinį būvį, nes turime ir viskoelastik, plokšnumą, tai reiškia medžiagos aprašomas laike, kaip kinta tos savybės laikui bėgant ir tas laikas netrumpalaikis, o čia jau, sakykime, skaičiuojamas valandomis ir relaksacija lygiai taip pat mes galėtume čia modeliuoti. Kai pasirenkam tiesinį uždavinį, mes jau turime galimybę čia kažką pasirinkti. Ir jeigu aš pasirenku plasticity for Mises, tai aš galiu arba nurodyti tangent modulus, reiškia, koks tas tangentinis modulis iš tik rodytos kreivės, arba aš galiu create stress strain curve ir čia aš galiu nurodyti medžiagos taškų rinkinį, įtempių deformaciją. Šiuo atveju tai buvo medžiaga tiesiškai deformuojama ir dėl to tangentinio modulio nei medžiagos tentų nebuvo, nes pats modelis buvo parinktas tiesiai. Antras yra medžiagos netiesiškumas ir trečias yra netiesiškumas, tai yra kontakto arba kontaktiniai uždaviniai. Tai vėlgi, čia jeigu dabar aš nueičiau į solidą, tai galėtume mes pamatyti, kad yra, pavyzdžiui, tai mes irgi turime pradžiai kontaktas tarp žiedo, tarp vamzdžio turbūt ir tarp, sakykime, šito laikiklio yra tik tai su šitų paviršiumi. Žiedas yra įspaudžiamas arba vamzdis yra įspaudžiamas čia į vidurį. Tada vėliau jisai pasiekia kontaktą su šitų paviršiumi ir tada jisai iš viso dingsta, sakykime, tas kontaktas. Tai realiai, jeigu mes pažiūrėtume, tai yra netiesinis uždavinys, nes programa irgi nežino, ar kontaktuos ar ne su kažkuom tai po tam tikro apkrovos dydžio. Apkrova gali būti užduota nebūtinai jėga, bet ir poslinkį. Jeigu pasižiūrėtume, kaip čia atrodo, tai
galime pasimatyti įtempius, jeigu